Šiandien aš kuriu savo naują videoblogą. Ne dėl to, kad vakaras biškį sutrukdysim, ukvedėlis gal nesupyks. Norėčiau pasakyti, kad reikia daryti naują šeimą, naują mamą, Zita Gintalinė, Samanta Petrauskaitė, Laimoną Gintalą, Alvydą Gintalą ir daryti naują šeimą. O toj šeimoje dėl mano žodžių tos jokios nereikia, aš puikiai save suprantu, puikiai save viską moku, viską darau pagal ką reikia, viską ir kaip visą laiką su manimi, jeigu kas nors ar kokia epilepsija ar ką, iškviesti greitai ir tada vežti mane į Klaipėdos klinikos ligoninę. Tada jie mane ir ims iš čia. Ir nes ne dėl to. Dėl to, kad ne dėl to. Ramūnas, jisai Ramūnas, Ramūnas Rudokas visą laiką prisišneka vėjų visokiausių. Jiems elektra, jiems į turnyną reikia važiuoti. Ir vienas kitą čia muša, jam gal stogas yra pavažiavęs, jisai dėl to ir muša. Norėčiau pasakyti mamai Zitai Gintalinei, Samantai Gintalinei, Zitai Gintalinei, būkit geri, būkit švarūs, gražūs, laimingi, namelius turėkit savo, o ne kitų vogti. Ir jeigu eisi į kur nors vogti namų, tada tave uždarys į kalėjimą ir tave tada pakiš ten. Dėl to tam, kad galėtų viską paprastai padaryti 100%, kad galėtų sukurti naują šeimą, naują valdžią, kad eitų skiepytis nuo encefalito kraujo, kad galėtų skiepytis nuo savo ligų, kad vienas prižiūrėtų, kad kitas galėtų su savim turėti priežodį. Jis kažkur išėjo čia cigaretės prašyti kažkur. Jisai neturės nikuomet, jisai turi paprašyti pats mokėti. Jisai turi laukti rytojaus, o jisai nelaukia. Ir dėl to mes negalim taip daryti. Tai va, su jumis buvo tiek Giedrius Gintalas ir ate. Gerai.